Sveiki, bičiuliai! Pagaliau pasiekėme pagrindinę atgal į ateitį instrukcinę filmuko dalį. Tikriausiai jau nusprendėte, kokias veiklos imsitės. Tačiau neskubėkite. Galbūt išgirsite keletą gerų patarimų iš mano vyresniųjų kolegų. Pirmiausia, aš manau, kad labai svarbu išsiaiškinti, kokio galutinio rezultato mes tikimės, ko mes siekiam. Ir pagal tai rinktis veiklas. Temų, kuriomis galima domėtis arba apie kurias galima pasakoti kitiems, gali būti labai daug. Jeigu yra mažas miestelis, kodėl mažo miestelio žmonės turi įsivaizduoti, kad svarbus žmonės yra tik tie, kurie šmėžuoja televizijos ekrane. Tai reikia pagalvoti, kad gal yra žmonių, kurie garbingai dirba visą gyvenimą iki pensijos ir nė karto blogai nedirba. Vienas dalykas, tarkim, yra pakankamai nesena istorija, kurią mes nepelnytai užmirštam, tačiau iš kitos pusės mes dar tikrai nesame surinkę pakankamai medžiagos apie sąjūdį. Ir ne visada, mes turime to tokį iš tikrųjų supratimą, iš kur tas sąjūdis atsirado. Tai pavažinėjus po Lietuvą ir kiekviename Lietuvos kampelyje galima surasti ypatingai daug žmonių ir pasakotojų ir galinčių padėti suprasti, kaip tas reiškinys kilo. Tai čia gali būti iššūkis prieš pastatymas, atsigręžti į tikras vertybės ir į tikrai tikrus žmonės, kurie gali būti pavyzdys visuomenė, o ne pseudo pavyzdys. Tapkite istorijos detektyvais, ieškokite naujų įdomių faktų, vaizdinės medžiagos, įdomybių tikrai rasite, o patyrinėjus giliau paaiškės, jog gyvenate spalvingiausiame Lietuvos kampelyje. Pavyzdys, kaip padaryti įdomų paminklą, ar ne? Pirmiausia, reikia pasižiūrėti, ar yra užrašas prie to paminklo. Galima padaryti apklausą, o ką miestelio gyventojai apie tą paminklą žino, surinkti duomenų apie tai. Gal jie žino labai įdomių istorijų, kas statė, kaip statė, kas vyko sovietmečiu su tuo paminklu, gal mėginta jį nugriauti, gal šitas paminklas ir buvo nugriautas ir atstatytas tik tai atgimimo laikais. Mes galim sužinoti vairiausių istorijų. Tai buvo sėkminga istorija, kai mes rinkom su vaikais žvejybos muziejų eksponatus. Tai buvo žygiai dviračiais, slydėmis, tai buvo puikus laikas po pamokų, kada mes, sportavome, judėjome, lankėme žmonės ir rinkom tuos eksponatus. Ir tai davė pradžią žvejybos muziejui, kuris yra ir šiandieną. Juk pavyzdžiui, iš tikrųjų roko maršai, kurie drebino Lietuvą, važinėdami buvo, iš tikrųjų yra sąjūdžio dalis. Ar mes žinome, kad apie roko maršus ir visas grupės tuo metu dainavusias, stengiusios apie jaunimą tų metų, kurie iš tikrųjų, darė labai įdomius ir labai patrauklius dalykus. Jeigu mes norim, pavyzdžiui, Širvintų rajone, Širvintų miestelį pristatyti žmonėms, kurie važiuoja labai dažnai pro šalį, Vilniečiai važiuoja, jie keliauja, jie važiuoja į Panevėžį, Rygą, į Širvintas neužvažiuoja. O vietų labai yra įdomių, labai egzotiškų. Tai šiuo atveju kas būtų svarbu? Imti ir susisteminti visą medžiagą, kuri galėtų būti įdomi, tas vietas pristatyti, aprašyti, sudėti kompiuterio tam tikrą duomenų bazę. Galima tapti gidais ir pasakoti apie tai. Jeigu atsiranda Vilniečių, kurie šeštadieniais, sekmadieniais važiuoja, tuos keliasdešimt kilometrų atvažiuoja pas mus ir jie žiūrinėja, vaikštinėja, atsiranda kavinukių, daugybė kitų dalykų. Mes galim kalbėti su savivaldybė, kad mūsų tikslas gali būti ir gana ambicingas. Mes norim padėti visą regioną išplėtoti. Kraštotyra ir yra krašto tyrinėjimas. O kas yra kraštas? Kraštas tai yra ne tik tai paminklai, pastatai, bet kraštas ir yra žmonės. O žmonės yra, manau, labai didžiulė vertybė, kada juos prakalbini. Ir kai su vaikais mes nueidavom pas senus žmonės, kurie pasakodavo savo gyvenimo istorijas, tai būdavo labai įdomu. Nes tu kalbini seną arba pagyvenusi žmogų, kuris turi jau gyvenimišką patirtį, ne tik prisiminimus, bet ir gyvenimišką patirtį, kai tu gali pasimokyti iš jo ir suprasti labai daug. Jei užuot ieškoję medžiagos ir kalbinę žmonės labiau mėgstate fizinį darbą, atgal į ateitį gali pasiūlyti ne mažiau prasmingos veiklos. Pavyzdžiui, galite atkurti istorinius įvykius. Svarbus dalykas istorijos atkūrimas ir žaidimas istorija, bet svarbu labai irgi daryti tai kaip įmanoma tiksliau, ar ne, surinkti patikimų duomenų. Mes galime žaisti ir labai banaliai. Vaikystėje mes visi indėnų žaidėm ir nelabai žinodami, kaip tie indėnai gyvena, bet paskaitę vieną kitą knygelę apie indėnus mes mėgindavom žaisti, ar ne? Bet galima žaisti rimčiau, pamėginti atkurti ir kostiumus, ir pagalvoti, kur tie įvykiai vyko, kokiose vietose. Galima pagalvoti net, o kaipgi tie žmonės kalbėjo, kokią kalbą jie kalbėjo.
Mes irgi galim galvoti, o kaipgi galvojo, kaip mąstė pokario žmogus. Tas jaunas žmogus, kuris dėl savo eilėraščio antitarybinio buvo ištremtas į Sibirą ir iš esmės jo gyvenimas buvo sulaužytas. Kodėl jis tą darė? Kaip elgėsi? Kokie motyvai? Kokios idėjos jį vedė? Kodėl vieni bailiai gyveno, kiti drąsiai gyveno, kodėl vieni herojiškai elgėsi, kiti bėgo į krūmus. Tie likimai yra skaudus, įdomus ir mes galime mėginti juos patirti. Kai jūsų projektas įsibėgės, turėsite padaryti dar vieną dalyką. Greičiausiai nustebsite, kiek žmonių norės sužinoti, ką jūs veikiate. Todėl reikės išmokti sklandžiai, klausai, o svarbiausia, kuo įdomiau papasakoti apie nuveiktus darbus. Bet apie tai kitoje Atgal į ateitį filmuko dalyje.